Šio pokalbio tema yra pareigybių grupavimas į grupės. Manyčiau, kad pati sudėtingiausia darbo apmokėjimų sistemos rengimo dalis, kadangi grupuoti reikės ne pagal pareigybių pavadinimus, tarkim, visi vadybininkai vieną grupę patenka, ne pagal darbo užmokesčio dydį, ne pagal, sakykime, ten kokį pareigybių klasifikatoriaus kodus, bet pagal darbo pobūdį, pagal darbuotojo kūriamą vertę įmonei. Taip turbūt būtų galima sakyti, cituojant darbo kodeksą. Ir dėl to atrodytų tokios skirtingos pareigybės, kaip pavyzdžiui teisininkas, vyrbuhalteris, labai sėkmingai gali pakliūti į tą pačią pareigybių grupę. Iš kitos pusės vyrbuhalteris ir kažkokie padėjėjai ar ten tie apskaitininkai eiliniai, kurie suvedinėja sąskaitas į sistemą, jie ko gero pateks į skirtingas pareigybių grupės, nes jų ta vadinamoji kuriama vertė įmoniai visgi yra skirtinga. Na tai kokie tie kriterijai, kurie šitaip išdarko mūsų įsivaizduojamą vaizdą? Jo, na tai vėlgi, jeigu pradedant nuo pradžių, tai vėl grįžtam prie tos pačios skaidraus darbo užmokesčių direktyvos. Tai pareiga prievolė grupuoti pareigybės išplaukia iš direktyvos. Direktyva irgi savo pirmiausia įvardina tai, kad pareigybių grupavimas ir tas aplamai, kai mes kalbame apie darbo apmokėjimo sistemą, apie darbo užmokesčio mokėjimo, yra įvardinama direktyvoje, viskas turi būti daroma vadovaujantis objektyviais ir lyčiai neutraliais kriterijais. Tai yra pagrindinis dalykas, kuris eina, sakykime, per visą direktyvą, automatiškai tai persikėlė tos nuostatos ir į darbo kodeksą. Taip pat direktyva įvardina, ką Gintai ir paminėjai, kad pareigybės grupuojamos taip pat ir pagal įmonei, pagal tos pareigybės įmoniai sukuriamą vertę. Ir darbo kodeksas jų detalizuodamas, kaip ir įgyvendinamas direktyvos nuostatas, yra išskyręs tam tikrus kriterijus, kuriais privalu būtų vadovautis. Tai įgūdžiai, kvalifikacija, pastangos, atsakomybė ir darbo sąlygos. Tai darbo kodekse yra vardinti būtent šitie kriterijai, kuriais vadovaudamasis darbdavys turės grupuoti visas įmonės pareigybės į tam tikras grupės. Tačiau prieš tai, kad jis galėtų sugrupuoti tas esamas pareigybės, tai natūralu, pirmas dalykas, ką jis turės aplamai padaryti, visas įmonės pareigybės apsirašyti, žinoti jas revizuoti, kiek jų yra, tik tada su jomis dirbti. Susirašęs, pasidaręs pareigybių sąrašą, jis galės pereiti prie pareigybių grupavimo pagal atitinkamus kriterijus. Tai, kaip ir sakiau, tai tie kriterijai darbo kodekse yra vardinti kaip įgūdžiai, tai įgūdžius reikėtų suprasti kaip būtinus tam tikrus praktinių gebėjimų lygį atlikti tuos darbus, tas darbo pavestas funkcijas, kuriam jis yra darbuotojas pasamdytas. Toliau yra kitas kriterijus reikalaujama kvalifikacija, tai tam tikro formalaus išsilavinimo, darbo patirties visuma, kuri vėlgi leidžia darbuotojui tinkamai atlikti pavestas pareigas, savarankiškai atlikti tas pavestas pareigas. Kitas kriterijus, kurį įvardina darbo kodeksas, tai yra pastangos. Tai iš principo jis ganėtinai, manau, kebliausiai taip galbūt apibrėžiamas, įvardinamas, kas tai yra pastangos. Tai darbo kodeksas jį įvardina kaip fizinių, protinių, emocinių kažkokių tai, pastangų, emocinių tokių veiklos, fizinis, emocinis, psichologinis veiklos intensyvumas siekiant įgyvendinti pavestus darbus. Tai vat darbo kodeksas, tiksliau netgi ne pats darbo kodeksas, o jau teoriniai pamąstymai, apie tai yra šiek tiek apie pareigybių grupavimą jau senai yra kalbama, tai būtent jie vat taip apibrėžia tą kriterijų kaip pastangas.
Dar kitas kriterijus, kuris apibrėžtas darbo kodekse siekiant grupuoti pareigybės, tai yra pareigybei tenkanti atsakomybė. Na ir čia ta atsakomybė vėlgi yra labai plati. Tiek atsakomybė už pavestas kažkokias tai darbo priemonės, už priemonės materialinės vertybės, už kažkokius pavestus projektus, o už įmonės galbūt ar tam tikros grupės darbuotojų administravimą. Visa tai, už ką, sakykime, kas yra pavedama darbuotojui, už ką jis atsakingas, nes gali būti už įvairias sritis kilti atsakomybė, tai už kažkokių galbūt netgi įmonės veiklos atitikti teisės aktų reglamentavimai. Vėlgi tokia užduotis papuola po atsakomybės kriterijum. Tai vat visa tai visuma tokių sričių ir apima tą kriterijų kaip atsakomybę. Dar vienas kriterijus, kuris įvardintas įstatymė, tai yra darbo sąlygos. Na, darbo sąlygos, tačiau ko gero būtų turima omeny labiau taikytina toms sąlygoms, kurios yra, na, šiek tiek kenksmingos, galbūt nelabai priimtinos žmogui ar sunkiai toleruojamos, tai galbūt kažkokia drėgna aplinka, vėlgi darbas lauke, tai šaltyje, karštyje, kažkoks tai galbūt aukštalipio darbas, užsikorus aukštai ten valant ofiso langus, genint medžius ar panašiai. Tai vat tai kas, sakykime, bet tai jau priklausoma vėlgi nuo įmonės veiklos, nuo darbo sąlygų, kuriomis dirba darbuotojai. Tai vat tai vėlgi yra išskiriamas tas kriterijus. Tai, kaip sakiau, tie kriterijai yra išskirti darbo kodekse. Tačiau kiekvienas darbdavys taip pat gali nusistatyti ir kažkokius papildomus kriterijus, kurie yra reikšmingi jam, grupuojant savo įmonės pareigybės į atitinkamas grupės. Kažkokių tai ribojimų nėra. Svarbiausia, kad darbdavys tai būtų aiškiai fiksavęs, kad grupuodamas pareigybės šalia esamų įstatymai vardintų kriterijų taikė ir tam tikrus atitinkamus kitus kriterijus. Kokius kriterijus jis tada vėlgi turėtų įsivardinti, nurodydamas, kad štai taikiau todėl, kad jie man reikšmingi, nes ir pagrįsdamas, kodėl jie yra reikšmingi. Šalia to be abejo gali būti taikomas ir matyt turėtų būti taikomas tas, vadinkim, funkcinis kriterijus, tai yra pareigų funkcinis kriterijus, kad, na, jeigu darbuotojai atlieka labai panašų darbą, tokį pat darbą, kad jie turėtų papulti iš principo, na, kaip kriterijus jis gali būti naudojamas vėlgi tas pareigybės grupuojant į tą pačią grupę. Netgi darbo kodeksas pateikia tą sąvoką, kas tai yra toks pat darbas ar panaši darbo vertė, apie ką kalba netgi ir pati direktyva, kalbėdama, kad grupavimas turi būti atsižvelgiamas į įmonės teikiamą, na, sakykime, pareigybės teikiamą vertę darbdaviui. Tai ta vertė, sakykime, tas panaši vertė ir turėtumėm gauti kaip po bendrą tokį galutinį rezultatą pagal visus kriterijus. Tai darbo kodeksas sako, kad toks pat darbas yra tas darbas, kad mes vieną darbuotoją persodinę į kito darbuotojo vietą, iš principo tas darbuotojas gali atlikti tą darbą ir darbdavys dėl to nepatiria kažkokių tai papildomų ženklių sąnaudų. Tai vat, vadovaujantis, tai va tas antrasis žingsnis išskirti įmonėje reikšmingus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima pareigybės grupuoti atitinkamas grupės. Ir tada jau, sakykime, reikėtų vėlgi rekomenduojama bent jau teoriniai literatūrai, sakoma, kad kiekvienam kriterijui įmonė turėtų nusistatyti suteikti tam tikrą balų skaičių, ten 3 ar 5, kaip jin pasirenka. Ir sakykime, na, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie, nežinau, teisininką ir kokį sandėlininką, tai natūralu, kad teisininkui darbo aplinkos veiksnys, na, jis yra mažai reikšmingas, nes teisininkas gali dirbti iš principo bet kokiam ofise, gali dirbti ir iš namų.
Tuo tarpu sandėlininkui, ypač jeigu mes kalbam kad sandėliuojamos kokios nors statybinės medžiagos vos ne lauko sąlygomis, tai ta darbo aplinkos kriterijus jau gali būti reikšmingas jam. Ir tada, sakykime, mes sandėlininkui to darbo aplinkos kriterijų suteikiam, nežinau, ten 3 balus duodam, tuo tarpu teisininkui už šitą kriterijų 0. Tai vat pagal tuos kriterijus suteikia atitinkamam kriterijui kažkokią tai vertę, kiekvienai pareigybei nustatydami, kiek tas kriterijus tai pareigybei yra reikšmingas, gaunam tam tikrą balų sumą ir jeigu balų suma visų tam tikrai pareigybei sutampa su kitos pareigybės balų suma, mes galime konstatuoti, kad vat šitos pareigybės gali papulti į tą pačią pareigybių grupę, nes jų iš principo vertė darbdaviui pagal aptartus kriterijus yra ta pati ar panaši. Tai vat mes tada gaunam tą galutinį rezultatą, kad štai pareigybė papuola į pirmą grupę, kita pareigybė galbūt į antrą, trečia galbūt irgi į pirmą ir vat mes sugrupuojam į pareigybių grupės. Tai vat tas toks, sakykime, grupavimas rezultatas iš principo būtų toks, kad mes konstatuojam, vat kiekvienai pareigybei priskiriam tam tikrą pareigybių grupę. Dar ką reikia pabrėžti, sakykime, šitam procese, kad grupuojant pareigybės reikėtų atsiriboti nuo konkrečių asmenybės bruožų, nuo žmogaus, kuris užima pareigybę. Na, gali būti pareigybėj dirba kažkoks labai jau ten visų mėgiamas darbuotojas, bet nuo to ta pareigybė nepasidaro darbdaviui vertingesnė, kad tas darbuotojas kažkoks žmogus yra patrauklus. Arba priešingai, kad jeigu kažkoks tai kažkoks asmuo yra visiškai nepatrauklus kolegom, burba, nesisveikina ar kažkas kitas jį tiesiog, atstumiantis, tai nuo to ta pati pareigybė nepasidaro prastesnė lyginant su kitomis. Tai vat tos asmenybės lygmuo turėtų būti eliminuojamos, o vis tik tai žiūrima į pačią pareigybę, į funkcijas, į tuos kriterijus, kuriuos įvardinau.